Badauskai toliau linksminasi, suka elektrą atgal. Vakar parašytis policijai pareiškimas buvo paprašyti, kad atvyktų policijos pareigūnai ir užfiksuotų, kai Badauskas Vytautas nuplėšė pliombas. Pirmą kartą buvo pakeistos pliombas, nes buvo baltas laidas ir užplombuota gamyklinis, paskui pakeitė į tamsią pliombą. Dar kartą įsilaužęs visiškai nuplėšė apsaugos pliombas iš kontrolinių paprasto skaičiuko mechaninio. Buvo užklijuotas metalinės juostos blizgančios, į jas matosi, kad vėl buvo atplėštos, nes vėlgi pažeistos, yra į YouTube įkelti įrašai. Upsas, šiuo metu upsas fiksuoja šitokią įtampą, nors nieko nėra įjungta. Vienas vienintelis upsas pajungtas ir matom, kas dedasi. Badauskai toliau linksminasi, eso dangsto Badauskų nusikaltimus, galimai dėl to, kad veda Badauskienė Elvyra dvigubą buhalteriją, nes buvo pateikti suklastoti dokumentai, tai yra dingo sumos sumokėtos po 1000 kWh, nes eso paskui liepė namų programą įsivesti, paslaugas namai. Ir iki to buvo kiekvieną mėnesį sąžiningai buvo sunaudota 1000 kWh, nors mes net negyvenam tame name. Tai yra eso tarpininkauja Žemaitijos regiono direktorius greičiausiai, vadovai eso dangsto Badauskų nusikaltimus ir provincijos skyriaus vadovas Klemensas puikiai žinojo, kad laidas yra prieš skaičiukus ir šitą faktą nuslėpė. Jei nebūtume pagavę Badauskų siurblinės valymo įrenginių teritorijai, būtume iki šiol nežinojo, kokiu būdu jie yra pasijungę elektrą. Todėl buvo kreiptas į Kauno technologinį universitetą ir ten buvo patvirtinta, kad laidas yra prieš skaičiukus. Ir esu puikiai žino, kur ir kaip yra pajungta. Badauskai turi 252 įrenginius kriptovaliutai. Google Play programėlės fiksuoja būtent tą, ką įsilaužė mano telefonų įrenginius į vaikų telefonus į kompiuterį. Badauskai daro kriptovaliutos bitkoinų operacijas, rubikonai. Ir Google Play rodo, buvo susisiekta su Google atstovybė. Jie patvirtino, kad visi veiksmai, kurie atliekami per mano įrenginius, yra fiksuojami ir rašoma, jūs neseniai naudojate. Tai yra būtent kriptovaliutai, bitkoinams, finansiniams operacijams, kortelės, internetinis, viskas, kas susijęs su pinigais, vietovės sekime, tai yra Badauskai, būtent Badauskų grupuotė esanti tame mieste, regione, prisijungia prie svetimų žmonių į Wi-Fi ir su šitais Wi-Fi jungiasi prie manęs, įsilaužė svetimų žmonių įrenginius ir svetimų telefonų jungiasi vėlgi prie manęs, prie mano paskyrų. Tai yra vakar patikrinta po gamyklinio atstatymo rytmetį, yra 14 įrenginių įsilaužta ir mano būnant policijos poskyrį atėjo žinutė, kad vėl naujas įrenginys prisijungia prie mano paskyros ir buvo parodyta policijos pareigūniai. Nusikaltimai toliau vyksta, įtampa didelį, Badauskai šitokiu būdu reguliuoja visus mūsų įrenginius, gali pakeisti duomenis ekrano, taip pat yra įsilaužiau visą savaitę, kaip įsilaužė šilumos katilą ir neleidžia katilui sušilti daugiau negu 38 laipsniai. Katilas turėtų būti iki 262 laipsnių temperatūros ir tada vėl sumažėti iki 57 laipsnių ir vėl kilti. Bet visą savaitę. Lygiai taip pat buvo, kada buvo atvykęs regionų partijos atstovas, lygiai taip pat matė, kai namuose yra šalta, vos 6 laipsniai. Jis net žmogus sušalo ir matė, kad katilas dirba, bet namuose šalta, nes Badauskai visiškai blokavo katilą. Tai yra jau ne pirmas kartas, kad jie valdo mūsų įrenginius, yra nuotraukos padarytos, yra video įrašai padaryti būtent tuo momentu, kai Badauskai prisijungė prie katilo kompiuterių. Mes bandėme siųsti policijos pareigūnas, bet buvo įkelta į YouTube. Ten jis sugreitintas įrašas yra. Badauskai toliau valdo, žudo, plečia savo nusikaltėlių grupuotę, į juos įtraukti policijos pareigūnai, kadangi Badauskai jau ir Lenkijos Wi-Fi, ir Latvijos Wi-Fi yra jungiasi prie mano įrenginių. Tai yra jau Europos mastu.
daromi nusikaltimai, bus susisiekta, ruošiamas kopijos, bus susisiekta su tų valstybių vadovais, kriminalinių skyrių vadovais, būtent su Dobilės irgi pareigūnais. Stengsimės net nuvažiuoti į Latviją pasienį ir perduoti informaciją, kaip Badauskai naudodamis Latvijos paslaugomis, Latvijos telefonais, nelegalūs žaidimai, Latvijos Liepojos bankai, Saldos bankas yra pervedami pinigai ir daromi nusikaltimai.